Kam reikalingas srovės nuotėkio rėlė? Buvo toksai klausimas po paskutinio video, tai nepaaiškinau, o parodau. Čia sasiska, įsivaizduokit, kad šita sasiska yra žmogus. Tuo labiau, kad žmonių, kurie elgiasi kaip sasiskos, irgi yra. Ir jeigu tai žmogus, reiškia, jisai gali vaikščioti per žemę. Va, jisai atsistoja į žemę, reiškia, jisai įžemintas. Jeigu mes paimam fazę tiesiogiai iš automato ir prisiliečiam prie šito žmogaus, gaunasi taip. Spėju, kad tai yra nelabai malonu, jeigu tai žmogus. Beje, užtaginkite komentaros draugą, su kurio sasiska irgi galima būtų tai padaryti. Va. Bet jeigu mes pabandytumėm padaryti tą patį, bet jau va, per srovės nuotėkio rėlę, tai pas mus, kaip matot, iš karto srovės nuotėkio rėlę išmušė, net niekas nespėjo nieko pajausti. Vat, kodėl jums reikalingas nuotėkio rėlės, o ne dėl to, kad čia elektrikai iš to užsidirbti. Gero vakaro.